Labas vakaras. Šiandien norėsiu pakalbėti apie spalvas, apie konkrečiai apie spalvų kategorijas, apie proces spalvas, spot spalvas, Pantone. a, i- Kadangi dirbu ir dizaineriu, ir spaustuvėje, prie specialistų, galiu padėti įsiaiškinti tarp šių spalvų kategorijų. Tai pabendrinu ekraną, turiu atsidaręs iliustratorių programą ir dizaineriai spalvas mato iš savo pusės to programinėje įrangoje. Jie žino, kad jie maišosi spalvas įvairiose, tarkim, iliustratoriaus skydeliuose ar InDesigno skydeliuose. Galbūt čia susimaišo. Ir jie žino, kad spaudai bus failai ruošiami CMYK, o ekranui RGB. Bet kas yra tas CMYK, man paaiškėjo, kai aš pats pirmą kartą atėjau į spaustuvę, tai buvo senai ir aš pamačiau, kas tai yra tas CMYK dažai ir kaip jie yra maišomi. Tai vad, kai aš pamačiau kibirus dažų, tai man kažkaip pasidarė viskas aiškiau. Taip pat šalia to, negana to, kad spaustuvėje spaudos operatoriai ar spaustuvininkai, jie spausdino CMYK spalvomis, bet jie taip pat maišėsi Pantone spalvą. Irgi dar vieną kibirą, labai kruopščiai parinkinėjo kiekius, maišė tuos aliejinius dažus iš skirtingų kibirų į kitą kibirą ir gavosi dar vienas kibiras. Tai kai kalbam apie spalvas, man labai padeda tas toks vizualus toksai supratimas, kad spalvos tai ne kas kita, ne kažkoks tai programinės įrangos dalykas, bet tai yra aliejiniai dažai. Jeigu kalbame apie spaudą, tai yra aliejiniai dažai skirti konkrečiai spaudai, tai yra specialūs dažai, bet jie yra, aliejiniai dažai ir juos galima ir maišyti. Tai yra dar dvi tokios kategorijos - proces ir spot. Proces tai yra, kai yra skaidomas vaizdas į spalvas ir spausdinama CMYK spalvomis, tai yra cianas, magenta, yellow ir key. Tai yra lietuviškai ta žydra, magenta arba rausva, geltona ir juoda. Tas CMYK K raidė reiškia key, raktas, raktinė spalva, kad nesipainiotų su B black, su RGB blue. Tai CMYK yra keturi atskiri dažai ir jie spausdinami atskirai. Reiškia, reikia suskaidyti vaizdą ir kai jisai suskaidomas, atspausdinama visas vaizdas atskirais seka. Pradžioje spausdinamos šviesios spalvos, paskui tamsios, tai yra CMYK atveju geltona, magenta, cianas ir juoda. Tokia seka yra spaudoje, kad padėtų skaidrumui. Ir taip gaunam vaizdą, kai jisai spausdintas, mes jį matome tokį švarų, gražų, bet jeigu pažiūrėtume su padidinimo stiklu, tai jisai daugiau yra toksai, suskaidytas ir spausdintas skirtingais dažais, skirtingų metų, skirtingais volais, tais užnešama ant popieriaus tie dažai. Ir mes iliustratorijoje galime pasinagrinėti šitą procesą, pasitestuoti. Toksai yra separations preview skydelis, jame galime pasižiūrėti visas tas spalvas, kaip jos yra skaidomos ir kaip jūs matote, jeigu yra spot spalvos, tai jos bus atskirtos, jos yra, jos yra neskaidomos
į CMYK, bet jos yra atskiros spalvos. Tai reiškia, na, pirmiausia apie CMYK. Tai jeigu mes čia turim proces vaizdą, jisai sudarytas iš ciano, tai einam iš eilės, iš ciano, magentos, yellow ir juodos, kad sustiprinti šešėlį. Tai taip gauname proces spalvas. Tos proces spalvos gali būti naudojamos ir ne tik nuotraukai, kaip čia iliustruoju, bet gali būti ir tekstui. Ir tada tas tekstas toksai, vat, kur jeigu šitokia spalva, jinai bus suskaidyta ir tas tekstas turės šiek tiek patrupėjusi kraštą. Dėl to mažas teksto, mažas šriftas proces spaudai netinka, smykiniai spaudai netinka, reikia naudoti, yra spaudos reikalavimuose, spaustuvė visą laiką paprašys, kad nenaudokite labai smulkių tekstų, ypatingai tokių spalvų, kur bus skaidoma labai į įvairias ir ciano, ir juodos, ir magentos, kai bus visų priskaidyta, bus labai visas vaizdas sutrupėjęs. Jeigu smulkų tekstą turėsime, tai turėsime va tokią problemą, kai skaitomumui kenks. Jeigu yra tik tai 100% ciano tekstas, tai tada skaitomumas visai neblogas bus, nes bus 100% dengiama. Bet jeigu bus skaidoma, bus ištrupėję. Tai išeitis, viena iš spot spalvų privalumų yra tai, kad dengiama 100%, tarkim, teksto ir tada ta pati spalva sukurs puikų, tobulą atspaudą. Netgi ir mažas tekstas, ta spalva, jisai bus ryškus, o taip pat dar dėl ko spot naudojama, tai jos bus daug ryškesnės, nes jos neskaidomos, jos grynos spalvos sumaišytos atskiram, kaip sakiau, kibire ir jų ryškumas, jų spalvos kokybė, jos gama spalvos bus daug ryškesnė. Tai aš dabar esu sukūręs šitam dokumente šitą rudą spot spalvą ir aš ją, va čia va turiu ir aš ją pavadinęs spot. Nu? Tai dabar ką spaustuvėje daryti su tokia spalva, kurią aš pavadinau spot arba pavadinau ruda arba taip toliau. Ji nežinos, kaip ją spausinti, nes aš jeigu ją sukūriau spot kategorijoje, tai reiškia, kad aš spaustuvės jau prašau, kad jie kažką su jie kito darytų, ne proces. Reiškia, aš paprašau, kad ta spalva būtų speciali, ji būtų arba atskiras kibiras, arba kažką jinai žymi kito. Tai ją spaustuvėje per visą programinę įrangą, kur tik tai tą failą atidarys, PDF jūsų nusiųstą spaustuvėje, jie matys, kad jūs atskyrėte tą spalvą, jūs sukūrėte papildomą spalvą, bet jiems reikės žinoti, ką su tokia spalva daryti, nes jie negali jos spaudinti proces būdu, jie turi spausinti ją turbūt gryną, na, tokią, vat, sumaišytą. Bet jokios aiškios instrukcijos, kaip sumaišyti, jie neturi. Bet tam ir yra Pantone kompanija, tarkim, ir kitos kompanijos, kurios užsiima spalvų katalogizavimu ir priežiūra. Jie yra sukūrę savo paletes, formulės, kaip tas spalvas sumaišyti, atitikmenis CMYK ir taip toliau, ir RGB. Ir tokia jau spaudai pati garsiausia Pantone kompanija, nu, jinai iš to uždirba ir jinai iš to daro pinigus. Tai kiekvienas spaustuvė žino, kas yra Pantone ir turi tas paletes ir jie žino taip pat, kaip jas sumaišyti. Tarkim, čia vat yra paletė skirta spaustuvei, kurioje nurodyta, kiek procentų maišyti tam tikrų pigmentų. Tai vėlgi, tų pigmentų, tai reiškia, kibirą dažų pasiima vieną, kibirą kitą ir procentaliai pasisveria 100 gramų gauti reikia tokių kiekių, kitam kiekiui reikės, reiškia, dauginti. Tai yra, taip spaustuvėje bus sumaišoma tas
atskiras spot dažas. Ir tam jiems, kad jie tai padarytų, kad jie sumaišytų, jiems reikia kažkokios sistemos. Jie turi žinoti, kaip tą spalvą sumaišyti, o jie žinos, nes jie naudoja Pantone sistemą ir jie žino pagal tą kodą, jie atras, kokius procentus dažų sumaišyti, kad tą spalvą išgauti. Tai ta spalva bus daug ryškesnė, jos gama, kaip minėjau, bus ryškesnė negu cmyk. Ir čia iš tikrųjų irgi galima pamatyti, va čia yra Pantone Color Bridge coated, reiškia kreidiniam popieriui, kokybiškam kreidiniam popieriui skirtą paletę, kurioje kairėje, ne, dešinėje berots solid, va čia va, yra viršuje šiuo atveju yra spot spalvos, o apačioje yra proces spalvos. Ir visada matysim, kad gal ne absoliučiai visada, bet tikrai tos spot spalvos, jos visą laiką bus ryškesnės, jos bus gražesnės. O tos išskaidytos šitokiu būdu atspausdintos, jos bus truputį prigesusios. Tai tokie privalumai spot spalvų, tai kad su ją galima atspausdinti labai ryškų piešinį su ryškiais kontūrėliais, nesutrupėjusi, mažą šriftą, mažas detalės ir taip pat ta spalva bus gaivi ir ryški ir galiausiai jeigu dizaineris dirba, kuria kažkokią tai reklaminę medžiagą, kažkokią kompaniją, ta kompanija galbūt turi nusistačiusi tą Pantone paletę, tarkim, logotipas turi būti tam tikros spalvos, tai tas spot spalva pilnai atitiks jų pageidavimą, reiškia, tiksliai bus tokia pati, kaip buvo sukurtas tas logotipas. Dabar žinoma, kad šitas procesas yra brangesnis. Jūs jau matot, kad spaustuvėje cmyk atspausinti, kiekvienoje spaustuvėje galima tai padaryti ir jiems jie nuolatos naudoja cmyk dažus, tačiau tą specialią spalvą sumaišyti, spot spalvą sumaišyti, jiems reikia jau, tai yra specialus užsakymas. Tai reiškia, kad jeigu jūs pateikėt failus su spot spalva, jūs turite tartis su spaustuvė, kiek tai kainuos. Tai žinoma, tai yra labai svarbu. Ir negalima jos tiesiog sukurti dėl to, kad jums pasirodė jinai graži. Jeigu jums tiesiog dėl to jūs pasirinkote tokią spalvą, tarkim Pantone, tai galbūt ją pasirinkite, kad jinai būtų proces spalva. Nes gali būti Pantone spalva ir proces spalva. Tai čia turiu dvi spalvas. Viena iš jų yra proces spalva, kita yra spot spalva. Ir viena iš jų skaidoma, kita yra sumaišyta jau atskirai ir spausdinama atskirų proceso etapų. Tai tiek norėjau apie spalvas. Manau, kad kažkam tapo aiškiau ir iki kito karto, kitą kartą gal pratęsime daugiau. Ačiū, iki.